Šių metų vasario 25 dieną Vilniuje vyko jubiliejinė 20-oji ataskaitinė rinkiminė Lietuvos studentų sąjungos konferencija, šaukiama nerečiau kaip kartą per metus. Sveiki atvykę ne tik Lietuvos studentų sąjungos lyderiai, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų lyderiai, sveiki atvykę garbus studentų sąjungos partneriai, garbus svečiai, draugai. Studentų lyderius sveikino švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. Labiausiai tai ko palinkėčiau, kad jūsų tas rinkiminis ataskaitinis susirinkimas jis taptų tokio galbūt naujo vienijimosi pagrindu. Žodį tarė ir Valstybinio studijų fondo direktorius Sigitas Renčys. Nuoširdžiai džiaugdamiesi jūsų pasiekimais telkiant ir skatinant studentiškąją bendruomenę bei jos lyderius, dirbti Lietuvos labui, eiti nuolatinio tobulėjimo keliu, nuosekliai ginti studentų interesus, gerinti aukštąją mokslo kokybę, ypač vertiname jūsų kūrybišką ir vaisingą bendradarbiavimą su fondu. Būtent šiandieną, būtent šiais metais, į studentų sąjungos gretas norėtų ir nori įstoti dar viena itin margaspalvė, itin multikultūriška ir iš tiesų labai tarptautiška studentų atstovybė. Tokios atstovybės mes jau turime. Tai yra LCC atstovybė, kurioje didžiąją dalį sudaro net ne Lietuvos studentai, o šiandieną į mūsų duris beldžiasi Europos humanitarinio universiteto studentų atstovybė, apie kurią daug daugiau ir daug įdomiau papasakos pačios atstovybės prezidentas Maksimas. Mes esame labai užsienietiškas universitetas, kaip LCC, pavyzdžiui, nes apie 95% mūsų studentai yra iš Baltarusijos, iš 2000 studentų. Mes galime duoti tikrai gerą patirtį Lietuvos studentų sąjungai. Bendru balsavimu buvo nutarta Europos humanitarinio universiteto studentų atstovybę priimti į sąjungą. Konferencijos metu šalies studentų atstovai svarstė organizacijos pastarųjų metų veiklą, jos finansinius ir teisinius aspektus. Galim pasidžiaugti, jog krūva svarbių klausimų buvo paliesta per pastaruosius metus ir jie gimė niekur kitur. Jie gimė Lietuvos studentų sąjungos taryboje. Sprendimas dėl studijų formų lėmė, jog mes praktiškai visus metus nuolat stebėjome, ar skiriasi studijų kainos Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal studijų formą. Netas Kundratas ir studento pažymėjimai. Tai čia neišvengiam naujovių. Ir čia pagrindinis mūsų visų pasiekimas yra tai, jog pagaliau esame savarankiškai. Ačiū už tai, kad turėjom progą sustiprėti pirmiausia ūkiškai, finansiškai, susikurti savo pagrindą, tigro šuolį į priekį.